Sveiki visi, tai ką, šiandien nagrinėsim pentatoniką. Tiksliau, ko niekas nepasako dažniausiai apie pentatoniką. Kai aš mokiausi groti, improvizuoti, tai aišku, pentatonika buvo vienas pirmųjų dalykų, ką išmokau, ir išmokau visus, aišku, boksus. Nekartosiu šito, nes yra tikrai labai daug YouTube video, kur visą tai paaiškinta tikrai milijoną kartų. Aš padariau šį video būtent dėl to, kad man pačiam išmokus boksus buvo labai sunku regzti kažkokias mintis, savo frazes. Atrodo, ta pentatonika nuobodu, norisi kažką daugiau, kažkokių daugiau gamų. Baigiau džiazo studijas, šiaip išmokau daug standartų, studijavau įvairius solo ir taip toliau. Bet galų gale, aišku, supranti, kad tos pentatonikos iki galo nemoki panaudoti. Ir tiesiog pasidalinsiu keliom įžvalgom, kurios man padėjo labiau įsiklausyti į pentatoniką būtent kontekste. Tai panagrinėkim, kaip kiekviena nata skamba ant šio akordo, ant A minor. Turim pentatonikoje 5 natas. Tai Le nata pirma bus, skamba visiškai namie, ne? Nes A minorinis akordas sudarytas iš Le, Do ir Mi natų. Jeigu tai yra A minor septakordas, tai iš Le, Do, Mi ir Sol. Tada toliau sekanti nata yra Do. Tai jau yra akordinis garsas, bet jinai turi šiek tiek jau spalvos, ne? Tai nėra taip, kad visiškai namie. Jo, čia biški tenšono. O čia tada release, jeigu į Le. Girdisi. Ir tą jausmą mes savo ausy būtinai turim kurti ir palaikyti ir sukurtas asociacijas su kiekviena nata, kaip jos skamba. Sekantį natą įsiklausykim. O čia jau yra jau tension. Tai toks, jeigu taip aš ilgai ant jos ir naglai taip žūnė, sėdėčiau, norisi, kad neišsirištų kažkur. Pavyzdžiui, ne? Arba iš visi tonika, ne? Tension, mažiau tensiono ir releases. Arba jeigu noriu kaip tik iš releaso eiti tensioną, tai būtų tiesiog. Galiu patempti iki jos. Jo, iš karto tokia, auga įtampa, kažkur ta frazė veda aukštyną, ne? Ir tada sekantį nata bus, va čia kaip šitas skamba. Labai panašiai į toniką, jo, tai yra kvinta, tai irgi yra tikrai ne tension nata, tai yra release nata, tai aš čia tension, išriša, jo. Tai aš galiu dabar bandyti jau šitų kelių natų, aišku, dar liko dar viena nata, taip, aš ją oktavą žemiau pagročiau, tai yra sol nata. Jo, jinai šalia Le natos bus. Tai bus 7 laipsnis akordo, jo, būtent jeigu tai A minor 7 akordas, tai irgi akordinis garsas. Irgi duoda spalvą akordui tiesiog. Tai va, galim pažymėjau būtent tas release natas žaliai, tada akordinius garsus geltonai, ir šitą jau šiek tiek ryškesnė, sodresnė spalva, tension nata. Ir dabar, pirmas pratimas ir yra. Bandykit, kad ir ant vienos stygos paprastai pakurti kažkokių tai frazių ir įsiklausyti į tą tension release. Tai jeigu norit tokį daugiau įtampos sukurti, tokį kaip klausimas, kad būtų jūsų frazės, tai naudokit tension natų, pavyzdžiui. Pradėt galit ir pabaigti jom, ne? Frazę. Tokia. O pavyzdžiui, jeigu jau norit, kad įtampa nuslūgtų, būtų kaip atsakymas frazė, tai tada ant releaso natų. Pabandykit galbūt į boksą susidėti tada šias natas. Vieną oktavą tik tai pasimkit ir vėl klausykit tiesiog. Tension. Release, Irgi tokia akordinis garsas, bet 7 laipsnis turi tokio tension.
Dabar kas bus, jeigu kontekstas pasikeičia, jeigu mes grosim ant mažorinio akordo, tai paklausykim, kaip skambės kiekviena pentatonikos nata. Vėl pradedu nuo tonikos, viskas ok, viskas tvarkoj, bet čia buvo akordinis garsas, o dabar tapo tension garsas, nes aš groju dabar akordą A7, tai gaunasi, kad jisai sudarytas iš Le, Do, Diez ir Mi natų, o aš groju minorinę pentatoniką. Groju Do natą ant viršaus. Taip, groju realiai minorą ant mažoro, kas yra labai konfliktuojantis garsas, bet bliuzas yra bliuzas, kaip sakant. Jo turi būti kančios jame. Tai, žodžiu, jeigu grojat šitą natą, galit patempti, nuos ketvirtatonių pavibruoti, žodžiu, tai yra tikrai bliuzinė nata, Do nata pentatonikos, ne, kai mes esame na 7 akordą. Tai toliau, čia viskas taip pat liko. Ir tensionas, netoks stiprus kaip čia, bet čia realys. Jo. Jeigu nori tą blues scale vadinamą groti, tai dar čia yra tarpinė nata tarp Re ir Mi. Re diezas arba Mi bemolis, tai ta bliuzinė nata irgi labai tension. Va, jums va tokia. Grinai, įtampėlė susikūrė, jo. Septintas garsas irgi liko toks švelnus tensionas, šiaip akordinis garsas, nėra jo daug. Tai va, galim pasižymėti geltonai, čia žalia, čia jau bus raudona, toks medium tensionas čia irgi, tada čia irgi jau hot, o čia vėl pas mus releasas. Pamandykit vėl atsargiai. Nedarykit sudėtingų frazių, paskanaukit kiekvieną natą. Daug tensiono, releasas. Čia vat visiškai išsiriša, o čia lieka tensionukas. Kas dabar bus, kai mes grosim A minorinę pentatoniką? D7 akordą. Tai čia D7 yra akordas, antras akordas bliuzo progresijoje. Netrukus grosim visą 12 taktų bliuzą, turbūt žinot formą. Yra A7, D7 ir E7. Ir visų šiaip tinka tą minorinę pentatoniką. Bet panagrinėsim, kaip tinka kiekvieną akordą atskirai. Tai A7 jau išnagrinėjom, tai dabar D7. Vėl atskirai pabandykim paklausyti, kas gaunasi. Šitą natą. Buvo toks švelnus tensionas, bet dabar šiaip šito akordo gaunasi kaip 4 laipsnis. Jo, tai solis tai jau yra didesnis tensionas negu buvo. Jo, tai nėra akordinis garsas. Nes D akordas sudarytas iš Re, Fa diez, Le, jeigu septakordas D7, tai Do. Jo, tai Re, Fa diez, Le ir Do. Tai, o čia solinis. Jo, tai pūstonių nuo Fa diezo, tai reiškia turim tensioną. Tada Le. Viskas tvarkoja, namie, čia akordo kvinta. Skamba gerai, release nata, žalia, žodžiu. Čia dabar Do nata. Čia kai buvo sol ant A minorinio akordo, tai dabar Do nata ant D7 akordo. Tiesiog 7 laipsnis akordas. Re nata, aišku, visiškai release'as. Ir man labai patinka šitą natą. Tai yra Mi. Tai tokia džiazova, faina. Kaip mutavo ta pentatonika, ne? D7 tos pačias natas grojam, bet jau jausmas kitas. Gerai, tada pasižiūrim, kas ant E7 bus. Sonatas pradėkim nuo sol, gerai. Kad biškai pašvelnė tą tensioną, nes čia vėl stiprus. Galim pustonių patempti. Tai bus tada į sol diez natą tempiam, o E7 akordas sudarytas iš Mi, sol diez, Si ir Re natų. Tai galim arba šitą grot, arba
Patyzim biškį. Ok, tada lenata. Tenšonas, jo, stipriai. Wow. Hot. Tada toliau. Šitą natą irgi. Žiaurus tenšonas, aš ją tempčiau. Kad pašvelnint bent jau iki do diezo, nes do diezas E7 akordui čia gaudasi, kas 6 laipsnis. Jo, tai kabai toksai skanus, tai žodžiu atsargiai su ta sol nata, su ta do nata, ir le irgi. Vieni tenšonai. Tik tai va re nata ir mi. Tikrai ir mi natas bus čia akordinis garsas, o čia aišku mūsų releasas, kad tonika. Nu gerai, pabandom kažką ant E7. Širšonė. Gitara nebedara. Ok, pažiūrim. Ok, kažką. Sunku groti, nes yra labai daug tenšonų ir labai mažai releaso. Sunku kažką sureks tokio, kas neskambėtų jau labai on the edge. Bet gera naujiena ta, kad E7 jisai toks bliuze 12 taktų yra pereinamas akordas, jo, jisai kaip kulminacija, tai gerai ten sugrot daug tenšų natų, nes paskui vis tiek išsiriša, keliauja į D7 ir vėl grįžta į A7. Nu tai pabandykime to bliuzo, kas gausis ant vienos stygos. A7. Tenšų. D. Mano mėgstama ta. Dabar E. Nu gerai, kas toliau? Release. Paprastai. Tenšoną paliekam, dabar D7. Iššau. Džiazovo nata. Dabar E7. Na tai ką, vėl parodžiau tik principą. Taip, ant vienos stygos sunku groti, bet jūs esat priversti klausyti. Negalite naudoti tos pirštų atminties, ne kažkokių ten savo liksų, kuriuos esat išmokę. Tai viskas varko, galima paskui kombinuoti savo grojimą su liksis, bet tiesiog pabandykite šitą principą perkelt ant kitos stygos pasinagrinėti, kur tenšai, kur release, ten ant trečios. Ketvirtos ir taip toliau. Paskui galite stygas, pavyzdžiui, kad ir porom klijuoti ir pasižiūrėti, kas gaunasi. Jeigu pasidarysit vėl tą tension release ant antros stygos, ja. Tai pridedate antrą ir pirmą, tokius mažus boksiukus. Ja. Pridėkit paskui 3 stygas galite, ne? Bet kai horizontalus priėjimas vis tiek klausa labiau reaguoja, ne? Peršau. Tai va, tik tai paprasta minorinė pentatonika ir kiek jinai gali savy turėti spalvų viduje, jeigu tikrai mes pasinagrinėjom.
ir pasigilinam ją. Tai tikiuosi buvo naudinga ir kągi, iki susitikimo kitose pamokose.